pavalgiam pusryčiukus, reiks eiti dušiuką. Diena atrodo labai nebloga. Vėdinamės namus ir eisim paskui biškį pasvažiuoti. Šią naktį sušalau, čia neįsijungiau šildymo, naktį buvo 5 laipsniai. 5 laipsniai. Tai biškį sušalom, biškį gerklėje skaud. Tai šiandienos planai yra tokie: nueiti dušą, nusimaudyti, apsitvarkyti biškį, eit pašerti ant tyčių, galvoju dar biškį gal kabiną apsitvarkysiu, apsirinksiu, dulkes prasipūsiu. Ir dar 2 video reik sumontuoti. Vakar vieną šiaip netaip įkėliau vargais negalais. Ir reikės užsiimti montavimu šiandieną. Gal dar biškį įsijungsiu pažaisti Call of Duty, nežinau. Biškį internetą taupau. Tai va. Tokie reikaliukai. Tai eisim kartu. Į dušą neeisim, nepergyvenkit. Į dušą tikrai kartu neeisim. Bet ant tyčių pašerti eisim kartu. Tai va. Ir nepradėkit, žinau, kad batono duoti negalima. Žinau. Tai aš duosiu duoną. Šiek tiek geriau negu batons. Tai va. Tai susitiksim vėliau. Nu tai ką, brangiai, pasipuošiam prieš antytės. Duonytė jau nebegera. Tai atiduosim geriau antytėm, negu kažkur išmėtyt. Ir oras šiaip afigienai atrodo. Tik tiek, kad, vėsoka yra. Šiaip noriu eiti pasiimti kavos. Eisim kartu pasiimti kavytės, nes mano kava baigės, o pirkti parduotuviai maltą kavą 500 gramų už 8 eurus kažkaip nekyla ranka, kai gali nusipirkti pupelių už eurą ar 2 brangiau ir kilogramą. Tai einam nusipirksim kavytės ir žingsniuosim pas antytes. O taip va. Eilės, eilėraščiai. Eik tu savo. Aš dabar, žinokit, pagalvojau, kad davai pirmą atsigersiu kavos, pasimėgausiu biškį saulytę ir tada eisim pas antytes, nes dabar pagalvojau, kad nebus kaip gerti kavos ir neštis duoną ir filmuoti. Tai geriau, man atrodo, tada atsigersiu kavytės, pasidėsiu ant saulytės ir ką tik apsipyliau su kavytė ir eisim pas antytes. Einam, pasiimsim Duonytę ir eisim į Prūduką. Dabar reikia tais atgaminti, kur čia reikia eiti. Palaukim biškį čia išės čia. Cakt, užrakinam kūrą ir keliaujam. Svarbu neišbarstyti visą maistą ant tyčio, ne? O jo turim daug. Tai va, toks tas sekmadienis. Ir sušalęs, ir atrodo neįsimegos, galėčiau dar miegot, bet reikia kažkaip dieną pratemti. Ir kilsiu kažkur apie 3 valandą. Po 3 gal biškį, kad taupyti bendrą laiką. Nes man yra paimtas terminas krautis reduktorių nuo 3 iki 4. Tai kažkaip taip mėginti ant 6 nuvažiuoti į Belgiją pasikrautus žiedus. Va. Ir aišku, 6 valandą tai nieks nekraus, po 6 gal biškį tik tais, nes 7 valandą tik tais dokumentus gali paduoti, vienu žodžiu. Tai tokie reikalai. Blemba, kiek aš 100 metrų nuėjau, jau padusau. Tai va, atrodo parkingėlis. Bet žinokit, pilnas karočią. Pilnas praktiškai. Ne praktiškai, o kelios vietos tai yra laisvas. Viskas yra pilna. Nebūčiau pagalvojęs, kad toks parkingas, dar kažkaip atsipūtęs važiavau, galvoju, sekmadienis, šeštadienis čia. Prancūzija, sakau, prancūzai namie, tai čia drąsiai rasi parkingą, bet kad čia karočio užmuštis, tai viena kita vieta tai yra. Va,
O jau girdžiu savo draugės iš praeitos savaitės klykaujančias. Maudytis negalima čia. Durnas turi būti, kad blembačka liptų tokį vandenį. Kur čia dabar reikia eiti? Eit, davai einam taip. Laužom įstatymus. Ne? Čia hebra jau vaikšto, tai aš kamerą turbūt biškį išjungsiu. Irgi išėjo pasivaikščiot kolegas. Biškį subinės pravedinti. O, čia koks antyčių tas. O, koks tai toks. Kūdra kokia antyčių. Čia nieko nėra. Bet žiūrėkit, ir lempos sudėtos va apšviesas. Tai va, apie parkingą. Pilnas parkings. Tai, jeigu nebūčiau radęs įtas, tai būtų buvo realiai, aišku, dar būčiau galėjęs valandą važiuoti. Bet vėl, jo, būčiau užsirovęs. Nes kažkaip negalvojau, kad gali būti pilni parkingai čia. Savaitgalį. Kūdra. Bet čia antyčių nėra šitą. Antytės yra, žinot kur? Antytės yra. Čia eit negalima. Uždaryta. Antytės yra ten va. Matot? Ir aš ten va stovėjau. Tai einam antytės ir pašersim. Ir gulbė, žiūrėkit, yra. Plastikinė. Aš nesuprantu, ar jos išgirdo, ar kas čia yra, nes aš nusprendžiau padaryti taip, kad nėra kaip padėti. Aš nusprendžiau susignaibyti viską. Maišas bėgo. Nusprendžiau susignaibyti ir jau čia va prisistačiusias yra, bet per krūmus negali praeiti. Tai, tipo, užuodė, aš nežinau, ar antis užuodė. Gerai, toliau gnaibaus ir eisim, pažiūrėsim, kas bus. Nu va, gavas visas maišas. Nu ir einam pasitikti antyčių, pažiūrėsim, kaip, tiksliau, nepasitikti, einam pasitikti, pažiūrėsim, kaip mus pasitiks. Ane? O pasitinka antytės kaip, vieną jau matau stovi. Pasimkim maišą. Ir aš mesiu į vandenį. Visom užteks, visom. Visas duonos kepalas čia yra. Ten da kažkokie maži paukščiukai yra. Negavom prieėjimo. Tvarkas laukia. Nebegaliu išlaikyti maišas. Nesimuškit, visom užteks. Vien arčiau prisiminat, pasiėmė ir iškart bėga.
Viskas sočiuose. Labai. Tai va, apsuksim račiuką, pamaitinam. Apsuksim račiuką. Čia yra kas nespėjo. Nu ką, kas nespėjo, kaip sakant, tas nespėjo. Liko alkani. Ane. Čia hebra valgy daros. O, aliuko, skarbonkių pilna. Man atrodo, hebra jau gatavė yra. Da nei pietų nėra. Da nei 12 nėra. Tai va. Egel man siaučia. Tai va, toks va parkings. Su tokiu prodžiuku. Smagu iš tikrųjų. Kad yra kur išeit pasivaikščiot. Apsukt ratą biškį. Užpakalį pravedint. Prasivedin biškį. Ir nesėdė visą laiką kabinoje, bet aš dabar grįžtu į kabiną, nes reik 2 video sumontuoti. Tai toks tas mano sekmadienis. Sekmadienis, kaip sakant, pas mane jau kaip ir baiginėjas. Įpusėjo, ne baiginėjas, įpusėjo. Tai, tiesa, dar nepaminėjau. Ar paminėjau jau? Dar kartą paminėsiu. Tai kad ne pirmadienį važiuoju į servisą, kaip minėjau, o važiuosiu trečiadienį, jeigu ras vietą. Trečiadienį turiu pasikrauti vėl į Ispaniją ir tada aš važiuoju namo. Ir antradienį startuoju vėl į Ispanus. Bet čia yra planas. Aišku, dabar tušęs nevažiuoju, kaip turėjau važiuoti į servisą. O važiuoju visų pirma į Belgiją krautis tos žiedus 3 metrų. Pasikrausiu tos, nuvažiuoju į Vokietiją, išsikraunu, tada, vienu žodžiu, aš tam atrodo jau pasakau. Tai va, tokie kaip reikalai. Planai keičias, kaip matot, labai greitai. Ir ne į mano gerumą, o matau Bleiro veteranus. Tadžikai, man atrodo. Tai va, tokie reikalai ir mes realiai planavau visai kitaip, o gavos kaip visą laiką. Kaip sakant, jau bus pas pusdarbį jau planuoti negali, nebent pats ant savęs dirbė, ne? Ir to dar nelabai 100% gali viską susiplanuoti. Tai tokie reikaliukai. Tikėjaus grįžti biškį anksčiau namo, bet nu ką, svarbu trečiadienį vakarą arba ketvirtadienį ryte grįžti ir bus tada viskas ok. Va, nes turiu dar biškį tokių reikaliukų, noriu vėl į kirpyklą pas tą patį nuvažiuoti apsikirpti. Nes namo važiuosiu su nuomota mašina, tai galėsiu prilėkti ant staigiai iš nuomos punkto, cakt, jeigu spėsiu, čia mano planai tokie. Gal vėl reikės 8 valandas laukti, kad pasikrauti reduktorių į Ispaniją. Tai vėlgi, galbūt visi planai subinien. Tai čia gali planuoti neplanavęs, bet neprisiplanuosi. Tai va, tokie reikaliukai. Čia žiūriu, hebrai autobusą turi. Nesvarbu. Tai va, aš jau pareidinėju. Mano bolico ten stovi. Tai ačiū visiems, kad žiūrit. Ir iki sekančio video, ne? Susitiksim pirmadienį jau dabar.